Mane wow kaip stebina. Ir aš jau įsimylėjau į šitą projektą. Būtent čia yra turbūt ta priežastis, nuo ko mūsų bendravimas ir prasidėjo. Per Wi-Fi galima valdyti, išvažiuoji iš treniruotės, paspaudi, nu, kažkas grįžti, tokio, važiuoju. Taisyklė. Užeiname pirtį. Šito projektu, ką aš dabar matau, tu šiek tiek pakeitė apskritai mano viziją ir požiūrį į pirtelę. Aš perspėjau patį save. Atrodo, šito, ką aš pamačiau, tai wow. Šiandieną susidomėjimą mūsų produkciją parodė daugkartinis kickbokso pasaulio čempionas Sergejus Maslobojevas Kuvalda ir norime jam papasakoti apie savo gaminius. Taip, šiaip esu matęs ir girdėjęs apie patį iš socialinių tinklų, daug reklamos, labai įdomiai, netingai kalbėjote apie savo produkciją ir iš tikrųjų susidomino. Ir atsirado tokia mintis, kurią aš jau gvildenu kelis metus. Turiu tokią kampelį namuose, prie namų, kad tobulai tiktų būtent jūsų produkcija. Tai labai gerai. Tai pasižiūrim, ką mes turim. Tai čia yra elipsės formos pirtelė, kurią mes vadinam. Jis turi ir kubilą, ir pirtį. Čia reikia pačiam nuspręsti, ar kubilo reikia, ar nereikia. Tai čia maža pirtelė, bet viskas labai faina, malkinė krosnelė. Gultai, iš principo viskas, ko reikia pirtinimuisi. Čia klausimas yra. 2-3 žmonėm taip. Jo, 2-3 žmonėm, šeimai su moterim, su žmona, gal koks vienas kitas vaikas dar tilptų, bet jinai yra maža. Toks gaminys, kaip sakyti, jau toks kliento yra pasirinkimas. Čia yra kubiliukas, akrilinis, su tais hidro purkštukais, su oro burbulų sistema, ledai. Tas tradicinis jau galbūt tampantis variantas, viskas čia labai nice. Bet nežinau, jo, gražiai labai atrodo, mes jau stengiamės, kaip sakant, kad būtų gražu. Šį kartą ypatingai pasistengiam. Jo, tai čia malkinė krosnelė, dedi malkas, šyla vanduo, eini, kaip sakant. Per kiek laiko įšyla? Tai šitas variantas sušyla per 2 valandas panašiai. O pirtelė, kadangi turis labai mažas, krosnelė galinga, tai 15 minučių galima įti tokią pirtelę. Jo, vienas glybelis, malkelių ir viskas. Jo, čia unikalu ir čia dėl to yra pasaka. Kiti žinom, kad kūrena 6 valandas, tai čia, ta prasme, nėra ką diskutuoti. Čia gaminys yra ant priekabos, bet galima suprasti, kad nuo priekabos mes galim jį nuimti ir tada gaunasi pirtelę tokią pastatyti. Mes šitą gaminį vadiname, reiškia, kvadratinė pirtelė. Jis yra negrinai apvalios formos, tokia labiau stačiais kampais. Tai čia klientas užsakė, bet galim pasižiūrėti, gal jis nesupyks, kad mes žiūrim. Oho. Jo, čia geras bairis. Čia galima, žinai, pasimest. Bet čia koks, nežinau, čia 15 žmonių gali, ne? Čia 15 žmonių, jo, čia bus kažkokia, tai kiek aš žinau, vieša pirtis. Jo, mobili, tai dėl to čia toks dydis, jo, šiaip įspūdingo dydžio. Ir krosnelė, ir visa pirtis yra jokio priešpirčio, jokio nieko, visas ilgis yra vien pirtis. Čia turime apvalę pirtelę, tradicinis tas variantas. Aš esu daug kartų matęs pirtyse, kaimo turizmuose. Jis yra iš termomedienos pagaminta, čia tas gal įdomesnis dalykas, nes tai yra, sakykime, populiarėjantis dalykas. Jo, čia irgi elektrinė krosnelė. Kas dar čia faina, toks dalykas, ką irgi pačiam galima pagalvoti, yra ledai. Aplink duris apesta, kai pajungia elektrą, tai tas apšvietimas labai gražiai atrodo. Man patinka tas vitrinis langas per visą eina. Čia jeigu išeina vaizdas į kažką, tai toks pagal feng shui. Taip. Jeigu turi vaizdą, aišku. Jeigu kaimyną tvorą, kaip suprantu pas patį, tai gal ir labai didelį langą. Vaikų aikštelė. Vaikų aikštelė, jo, žiūrėt, maudais ir žiūri į vaikus. Jo, ar pirštų. Čia mūsų naujas gaminys, mes jį pavadinom cabin pirtim. Šiaip labai, dizainas man patinka, ne? Jo. Ir daug dideli langai. Čia visai variantas gal ir svarstytinas, aš taip drįsčiau jau teikti. Čia yra priešpirtis, atsiprašau, jo, čia yra pirtelė. Labai fainas dalykas, sprendimas yra slankintis gultas. Jo, tai ir įsitraukia. Šitas įdomus, jo. Apie šitos jau girdėjęs esu. Pats pirtyse buvęs, tai dažniausiai būna laipteliai tie padaryti ir vietą užima ir būna nepatogu, vis tiek ten niekas prakšinėse. Kartais gal vaikai, bet kartais, bet tas slankintis dalykas labai man įdomu. Sergejus kalba kaip jau profesionalus pirtininkas, labai teisingai pasakyta pastaba, nes tie apatiniai, tai jie tik tai yra užlipimo ant gulto ir jie trukdo. Jeigu tu nori žmogų atlikti dar kažkokios procedūros, trinimą druską, vanojimas, tai tada gali prisiglausti prie gulto ir savo patogiai su vantelėm dirsi. Čia yra mūsų
Sakykim taip, labai mėgiamas ir gyriamas gaminys, karkasinė pirtelė, sienos yra 10 cm apšildytos vata, vidus lapuočių iškaltas. Čia jau įdomesnis variantas. Jo, čia yra malkinė krosnelė, kas va taip į kliento toks įdomus sprendimas, va tas prašomas langas, šešiakampis turbūt čia yra, ar kiek čia tų kampų. O kodėl padarytas iš dviejų dalių, ne vienas? Nes ten kaip tas didelis, kažkaip supratau, įmanoma padaryti didelį langą tokį. Galima ir taip, ir kitaip. Čia va ir buvo toks būtent pageidavimas, rado pas mus pavyzdį, reiškia, internete ir pagal tą pavyzdį būtent pasirinko tokį variantą. Mes tada klientus gerbėm, labai nesiginčijom, jeigu toks noras, nu, tai padarom tokį. Kaip sakant, kas moka, tas ir užsako. Taip, tas ir gauna. Taip. Čia platesni gultai. Ir šiaip, jeigu net sės yra daug patogiau, tai... Patogiau, šiuo atveju mano nuomonė, tai aš, kaip minėjau, aš akcentuočiau ir pačiam būtų patarimas iš mano pusės, kad tą gultą daryti viršutinį platų, o apatinius palikti arba slankiančius, arba labai siaurus, tik tai pasidėti koją užlipti. Nu, galbūt vaikai kartais... Aš tik pamačiau iš tikrųjų tą slankintį, aš iš karto pamaniau apie slankintį, nes buvęs pas profesionalių pirtininkų, tai dažnai būna kad viršutinis būna toks labai platus gultas, o apatinis o dabar pamačiau, kad slankintis yra, tai idealiai. Taip. Čia turime irgi karkasinę pirtelę, kas yra faina, kad jinai to skandinaviško tipo slimdailylentė, eina šiauštų paviršių. Vat jaučiasi, ne? Atsargiai galbūt labai švelnios rankos, kad nesisbraižytum. Tai va čia va yra juoda spalva nudažyta. Tai jinai ši pirtelė turi prieš pirtį, iš lauko kūrenimą. Malkinė, aš nežinau, pats galvoju, kad malkinė krosnelė, ar kaimynai ten problemos, nėra malkų, nėra miško? Taip, mano situacija yra, ten, kur aš matau tą pirtį, jinai bus šalia tvoros su kaimynu. Bet kaimynas davė leidimą, tai aš manau, kad dėl bendro saugumo daryti geriau elektrinę, tokia, kad galima būtų netgi ir iš tolo valdyti ją. Per Wi-Fi. Jo, mes tokią galimybę galim padaryti. Per Wi-Fi galima valdyti, išvažiuoji iš treniruotės, paspaudi, grįžti, pirtelė šilta. Važiuoju su kažkur tai su kolektyvu, kokiuose varžybose, dar kažkur tai jau pakeliu jau jinai šyla, tu grįžti tiesiai į pirtelę iš mašinos. Reikia nepamiršti rankšluosčio netyčia nuo akmenų neužmest, nes yra istorijų labai pavojingų. Jau žiūrėjom į vidų. Irgi, kaip pačiam jau, kaip supratau, patiko, tas slankytis gultas yra. Labai fainas dalykas ir ką tikrai labai primiktinai rekomenduoju, kad būtų atidaromas langas tarp pirties tų seansų, tarp tų procedūrų, kad galima būtų atidaryti stipriai, kaip sakyti, oro gūsį tą šviežią gauti, išvėdintą savo pirties zoną. Tai tikrai rekomenduoju. Čia iškalta apdaila pirties šiuo atveju yra iš drebulės medienos. Tai jinai šviesi, tradicinis sprendimas, reiškiasi, pirtelėms. Kaip vienas variantų gultai čia irgi šiuo atveju yra iš drebulės šviesus. Tai čia galima jau pagal kliento norus, galima ją tamsinti, galima šviesinti. O galima netgi tamsinti? Jo, galima tamsinti, Nes aš žiūrėjau, kad jinai kol nauja yra labai graži, bet ilgainiui po praktikos kažkaip tai jinai, man atrodo, labai teisingai. Nebe tokia graži tampa. Jo, kalbate labai teisingai. Esmė yra kokia, kad jeigu, kaip mes jau įsiaiškinom, kad naudosit vantas, o vantas vis tiek, kaip ten bebūtų, yra kažkokios, tai ne tai, kad kvapas, aišku, pirmas dalykas, bet kažkokia biškeliai nuo tų lapų atsiranda to purvo ir natūraliai tada sienos patamsėja, tie gultai patamsėja, tu daryk, ką tu nori, būk super švarus, vis tiek patamsėja, o po to jau šveisti, prižiūrėti sudėtinga. Plus prakaitas, vis tiek guli žmonės prakaitą prisigėrė ir panašiai. Man patinka tie ledai, žinau. Jo. Tas tokia būtų idėjas, tokia biški kaimo turizmo ir šiek tiek to moderno biški įdėta. Tie ledukai ir išoriai, kaip pamačiau, yra keliose ledai įdėta ir viduje. Ieškome to kompromiso, tokios simbiozės tarp kaimo ir šiuolaikiškaus moderno. Ir tai mums pavyksta ir daug kas sako, kad labai faina. Tai šiuo atveju mes esame priešpilčio erdvėj. Čia fantazijos reikalas. Galime ir mes padaryti kažkokius tai baldus, galite jūs nusipirkti kažkur užsakyti baldus, galima kažkokią mini virtuvėlę net pasidaryti. Jūs gaminate ir baldus? Jo, priešpirčių, tai mes tikrai galim pagaminti įvairiaus tipo baldus. Man patinka, aš jau įsimerkiu, o tas kvapas tos medienos, jau įsivaizduoju, kaip grįžti po sunkius savaitės tų treniruočių ir negi su ta pati čia šeima, žinai, ateini ir taisyklė. Užeiname pirti.
Tai tęsiant mūsų gaminių, reiškia, tą visą ekspoziciją, atėjom prie mūsų šalto vandens kubilo, ar kaip jūs sakot? Taip, šaltos vonios. Šaltos vonios. Ledo vonios. Būtent čia yra turbūt ta priežastis, nuo ko mūsų bendravimas ir prasidėjo. Kai pirmą pamačiau atsą Facebook'e, kad Edvinas siūlo savo naują projektą ledo vonės gaminti, nes man siūlydavo, yra kai kurie žmonės, kurie po 2, vos ne 3 tūkstančius ten jie iš šaldytuvų kažkaip tu daro tas vonės, tam prezidentės punktas, bet aš pamačiau, kad pas tave, tikras kubilas, kaip jisai turi būti, neradinčio plieno, saugus, patvarus, kaip jisai turi būti, su termodangčiu, dar kaip suprantu, jisai eina. Taip, termodangtis. Su atskiru aparatu, kuris ir filtruoja pastojų vandenį, kokį turi nelabai gausi, ir jisai tą pačią temperatūrą palaiko visus metus. Taip. Tai ten, kur kalbėjai tie dalykai, tai turbūt labiau skirti mėsą laikyti. Kur aš iš tikrųjų savo namuose turiu ledo tą vonę, taip vadinamą. Aš turiu didžiulį aparatą ledo mašiną namuose ir su tokiu konteineriu šiukšliu aš vežu pastoviai po 3-4 tos konteinerius ledo, papildytos ledus pastoviai, kad tam mėsos konteinerė išlaikyti tą patį temperatūrą. Na, čia nereikės jau turbūt vežioti su konteineriu šiukšlių ledo, atskrai stovės, kaip minėjai, aparatas, labai viskas teisingai. Neardintis plienas, amžinas reikalas, tu naudosies, Sergejau, tavo vaikai. Tai yra sprendimas tiem žmonėm, kurie mėgsta, kaip tu pats sakai, tas šalto vandens pramogas ar sveikatinimas. Tada ką dar siūlau, Sergejau, gal užeiname į gamybą, dar pasižiūrėsime tą procesą, jeigu pačiam įdomu, pamatysite, kaip mes tas pritelis gimsta. Be galo įdomu. Kokios šitos gražios bebūtų, vis tiek manau, kad reikės statyti ne standartas kažkokį, o šiek tiek paprojektuoti pagal poreikius. Jo, individualaus. Tai be problemų. Mes praktiškai visas pirteles individualiai pritaikom, tai einam, pasižiūrėsim, ką mes darom, užėjame į gamybą ir Sergejui parodysim, ką mes turim. Mane wow, kaip stebina. Ir aš jau įsimylėjau į šitą projektą. Super. Ir aš jau matau kažką, jau negi viziją, kaip stovi. Jau kaip stovi kieme. Prie kaimyno tvoros, ne? Okay. Pažiūrėkit, nes wow. Tai va šiuo atveju turime karkasinę pirtelę. Tos tamsios spalvos pirtyje. Ir tos teledai, apie ką aš kalbėjau. Eik, tu namas. Kaip Tu žinok, šituo projektu, ką aš dabar matau, tu šiek tiek pakeitė apskritai mano viziją ir požiūrį į pirtelę. Aš labiau tokia klasikinė, žinai, kur soduose būna pastatyti. Kas čia dabar? Nu čia wow. Ateikit, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kokios sienos, kaip padarytas. Jo, čia turime termomedieną. Bet ir kaip, čia visiškas nestandartas. Taip, čia turime klientę, kuri norėjo tokių sprendimų, mes jai pasiūlėm. Priėmėm bendrą tokį susitarimą ir čia yra daug labai įdomių dalykų, visi yra teisingi, manom, sprendimai. Čia termomedienos apdaila, tų ledų visokių, jie sukuria jaukumą, slankiojančios sistemos, būtent ką dabar testuoja, tai tas didelė ta erdvė. Bet čia pirties spalvos, tai tokia tamsi. Jeigu jie su ją sužaisti, tamsios sienos ir šviesesnės tos kaip impregnuotos gultai, jo. Jo, šiuo atveju yra irgi drebulės mediena, tonavom mes ir patamsinom tą dailylentę. Ir va šiuo atveju ledas visų perimetrų, kas irgi labai fainai atrodo, 360, kaip aš mėgstu sakyti. Seksi. Jo. Aš galiu pasakyti seksi. Seksi, ne? Turi muzikytės dar irgi įrangą. Čia irgi muzikos? Taip, muzika gros, turėsi muziką. Aišku, čia dar bus gultai, bus grindų danga, kaip sakyti. Dar jinai nėra pabaigtas, mes ne veltui gamyboje esam. Tik tai va šiuo atveju bus malkinė krosnelė, bet tai nėra kažkoks tai dalykas, kurio negalim pakeisti. Reikia padarysim elektrinę, reikia padarysim malkinę. Ne, jūs perspėjot patys save. Atrodo, šito, ką aš pamačiau, tai wow. Geras, wow. Ačiū. Eidami pro šalį užėjom į gamybos procesą. Šiuo atveju būtent karkasinį pirtelę gaminame yra siena, kas yra unikalu. Visa karkaso ta konstruktyvinė mediena yra iš kalibruotos medienos. Mediena yra C24, tas C24 nusako jos tvirtumą, ilgamžiškumą. Čia dedame plieninės įžambinės, kurios suteiks to tvirtumo visam karkasui. Aišku, po to dėsis vata, dėsis plevelės, iš lauko bus priešvėjinė, iš vidaus garo izoliacinė, bus tarpeliai.
Tai va, einam toliau. Lauke mes matėm elipsės tos formos, čia yra ta vali tradicinė forma. Ten su stogu buvo, čia kaip suprantu, prie stogas. Jo, labai teisingai. Šiuo atveju kliento pageidavimo, norėjau, kad galėtų žiūrėti žvaigždės. Tai va, čia pirtelė, čia gamybos procesas, dar nėra visiškai pabaigta, bet artėjom link finišo. Čia yra variantas, kai kieme tikrai neturi visiškai vietos, o nori būti pirtininkas. Tai va, čia yra sprendimas. Nu čia entuziastam pirties, kur vis tiek nori iš principo, bet noriu. Pas kaimyną ir aš noriu. Taip, o vietos neturiu. Tai va, čia toks variantas, jinai labai mažo diametro, užima vietos tiek, kiek užima tradicinis kubilas. Tai yra pakankamai unikalu. Šis gaminys yra pagamintas iš termomedienos. Oro burbulų sistema dar įvesta. Čia bus šiltas vanduo, bet aišku, galima padaryti nešilito vandens ir bus šaltas, ledukų. Galima tą įrenginį pajungti, kuris šaldo vandenį. Tai šitas, mes vadinam afūro vonė, gali būti tiek karštam, tiek šaltam, tiek su sistemam, be sistemų. Tai turbūt, kad pačiam sprendimas būtų labai neblogas. Idealiai, atrodo. Irgi jau mes turim padarę projektėlį, nuo kurio galim pradėti bendradarbiauti, kaip sakant. Tai kaip aš buvau minėjęs, 5 metrai yra pas mane tas tarpas už namo. Bet ką aš noriu padaryti dar, čia namas kaip prasideda, dar yra terasa 3 metrų. Aš galvoju tą terasą visiškai prailginti, padaryti stoginę ir jūsų ledo voniai, kad jinai būtų po stogu. Dar galėsim galutiniai, kai dėsim jau taškus iki gamybos, galbūt su projektuotoju mūsų galėsim ir pas patį atvykti ir persimatuoti visus tas matmenis, kad nedaug dievė po to nebūtų niuansų. Tai va, tai turbūt irgi kaip ir tiek labai dėkingi, kad apsilankėt, kad pasižiūrėjot mūsų tą visą bendrą virtuvę. Jums ačiū, nes aš sakau, aš iš pradžių turėjau vienokį vaizdą. Tą, ką jūs pradėt pačios kelionės pradžioj, aš kažką tokio ir įsivaizdavau, bet kai mes užėjom vidų, jūs man atverėt mano visai vaizduoti visai kitokį vaizdą ir aš supratau, ko aš jau noriu. Ne ką iš bėdos galima įstatyti tą, o ko aš noriu ir kad jūs galite tai realizuoti, tai yra fantastika.